Jie yra tiesiog neįtikėtini pavyzdžiai, o jų vertybės yra amerikietiškos vertybės, kurias turime atgaivinti ir suteikti vilties visiems. Išgirdome gubernatoriaus nuomonę, bet dar negirdėjome jūsų nuomonės apie šį tyrimą. Ką norėtumėte pasakyti? Aš tiesiog labai dėkinga už šį įkvėpimą ir lyderystę. Mums reikia daugiau tokių dalykų. Ei! Tokie dalykai vyksta kitose šalyse. Tiek pasakysiu. Vyksta kitose šalyse. Kas nori mane pulti? Pulkit mane. Malonu jūs abi matyti, ponia pirmoji lėdė, labai malonu jūs matyti. Ačiū gubernatoriu, ačiū, labai ačiū. Keiti, kai apsidairai, visi čia susirinkę. Turiuomenyje. Atrodo, kad kažkas buvo labai neklaužada mergaitė. Nes nemanau, kad yra kas nors blogiau nei vogti mokesčių mokėtojų pinigus savo nepelno organizacijai, kai iš tikrųjų tie pinigai finansuoja tavo gyvenimo būdą. Ir žinoma, aš kalbu apie Gavino Newsomo žmoną. Taigi tiems iš jūsų, kurie nežino, Kalifornijos gubernatorius, kuris kažkaip privedė prie visiško to miesto sunaikinimo ir svarsto galimybę kandidatuoti į demokratų prezidento nominaciją, pasirodo, jo žmona įvėlė jį į šiokių tokių nemalonumų. Pažiūrėkime, kas vyksta. Pirmiausia, jis šiandien parašė šį įrašą. Mano žmona ir aš atsidūrėme Donaldo Trumpo taikinyje. Jis nurodė savo teisingumo departamentui mus tirti. Jie nerado jokio nusikaltimo. Jie tiesiog bando jį surasti. Naujiena. Kai kas nors ieško nusikaltimo, viskas prasideda nuo bandymo jį surasti. Bet kokiu atveju, jis nesikreipė į mane dėl piktų žinučių, o todėl, kad svarstau galimybę kandidatuoti į prezidentus. Jis nekenčia, kad nuolat jį kritikuoju. Jis paprasčiausiai yra pats korumpuočiausias prezidentas Amerikos istorijoje. Mes neturime ko slėpti. Pone prezidente, pulkite mane. Aš niekur nesitrauksiu. Tai Gavinas Newsomas. Tipiškas patrauklus amerikietis vyras. Toks, kuris atrodytų puikiai tiktų prezidento pareigoms. Išskyrus tai, kad jei pasidomėtumėte jo darbais, viskas gali pasirodyti šiek tiek abejotina. Dabar kas įdomu šiuose kaltinimuose ir tiesiog kaip paprasta pradžia. Faktas tas, kad tyrimas buvo pradėtas nuo Bideno, o ne nuo Donaldo Trumpo. Bet prie to dar prieisime. Pastarosiomis dienomis federaliniai agentai beldėsi į šeimos draugų ir buvusių darbuotojų duris. Ne todėl, kad jie rado nusikaltimą, o todėl, kad jie tiesiog bando jį surasti. Beje, tiems iš jūsų, kurie nežino, kaip veikia dirbtinis intelektas, šis vyras skaito DI scenarijų. Nes DI dažnai daro taip. Pasako ką nors neigiamo, o tada pasako ką nors teigiamo. Taigi, ne dėl šito, o greičiau dėl šito. Todėl, jei kada nors klausysitės ir norėsite sužinoti, ar politikas tikrai pats parašė savo žodžius, ar kažkas juos įvedė į ChatGPT, tai gali būti jūsų užuomina. Jie reikalauja dokumentų. Jie piknaudžiauja didžiosios žiūry procesu. Naršo po daugelį metų atsitiktinių dokumentų. Donaldas Trumpas nepuola manęs vien dėl mano piktų žinučių. Jis puola mane, nes svarstau galimybę kandidatuoti į prezidentus. Na, galbūt iš tikrųjų jis puola jūs, nes matematika čia nesutampa, mano draugai. Šioje istorijoje matematika nesutampa. Ir žinote, jūs patys priimkite sprendimus dėl to. Taigi paskaičiuokime kartu su manimi apie Gavino Newsomo pajamas. 1,4 milijono metinės pajamos, 450 tūkstančių federalinių ir valstijos mokesčių, 200 tūkstančių sumokėta namų darbuotojams, 150 tūkstančių privačios mokyklos mokestis, 200 tūkstančių skurdo mokestis, bent 20 tūkstančių už komunalinės paslaugas. Gerai, jau turime 1 milijonas. Dabar pridėkite 120 tūkstančių per metus už būsto paskolą Sakramente ir 506 tūkstančius dolerių per metus už naujo namo paskolą, kurią turėjo garantuoti jo uošviai. Ir tai dar neįskaičiuoja maisto, drabužių, pramogų, sporto 4 vaikams. Jų finansinėse ataskaitose nėra parodyta jokių didelių turto pardavimų. Ir Gavinas vis tiek negali parduoti turto iš savo aklojo fondo, kuriame yra didžioji jo turto dalis. Jei patikėtiniai parduoda turtą, pajamos turi likti fonde, kol jis eina pareigas. Taigi, visų pirma, manau, visi galime pasakyti, kad ši matematika nesueina. Bet matematika niekada iš tikrųjų nesueina su demokratų kandidatais. Tai keistas reiškinys. Kai jie kažkaip uždirba X sumą pinigų, bet tampa daug turtingesni. Ir todėl remiantis šią informaciją, kad skaičiai nesutampa, žmonės pradėjo gilintis į tai ir jūs nenustepsite, ką jie rado. Deja, atrodo, kad Jennifer Newsom per savo nepelno siekiančią organizaciją, kurią finansuoja Gavino Newsomo rėmėjų, savo pervedė beveik 4 milijonus dolerių. O, skamba šiek tiek prieštaringai. Jennifer Newsom, nepelno siekianti organizacija Representation Project, didžiąja dalimi finansuojama Gavino Newsomo politinių rėmėjų. Jennifer Newsom kaip atlyginimą pasiėmė 1,8 milijono dolerių. Dar 2,1 milijono ji pervedė savo prodiuseriniai kompanijai Girl Club Entertainment. Lėšos buvo nukreiptos iš nepelno siekiančios organizacijos. Tai atrodo kaip tipiškas pinigų plovimas. Ir man atrodo šiek tiek painu. Primenu, šis vyras mėgsta meluoti apie dalykus. Prezidentas Trumpas ir Gavinas Newsomas vėl grįžo į ringą ir šį kartą statymai yra neteisėti. Nauja kova vyksta dėl pranešimo apie federalinį tyrimą, nukreiptą prieš Kalifornijos gubernatorių ir jo žmoną.
Kol Newsomanis skuba pateikti tyrimą kaip politinį išpolį, tai kelia didžiulių klausimų, ką tiksliai tyria Teisingumo departamentas. Dabar prie manęs prisijungia Federalist vyresnysis bendradarbis ir Real Clear Investigations vyriausiasis redaktorius Benas Weingartenas bei buvęs JAV prokuroras iš Šiaurės Alabamos apygardos Džėjus Taunas. Ponai, ačiū, kad šį vakarą prisijungėte prie Puls. Ką manote, Benai? Ar tai teisėtas tyrimas? Ar politiškai motyvuotas tyrimas, kaip teigia Newsomanis? Na visų pirma, Newsomanis turi pranašumą, nes čia gali būti potencialus taikinys. Taigi jis gali bandyti kurti savo pasakojimą, jis šauks apie politizavimą, jis šauks apie žvejybos ekspediciją. O Teisingumo departamentas žinoma nekomentuos vykstančio tyrimo. Taigi jis stengiasi formuoti pasakojimą čia. Jei jis sako, kad nieko nėra, pažiūrėkime. Tačiau aplink nepelno organizaciją, su kuriomis buvo susijusi jo žmona, yra daug įtarimų. Beje, žinoma, jie dažnai taip elgiasi. Žiūrėkite, mes galime vaidinti auką. Jie tiesiog puola mus. Paversti tuos, kurie mus tyria, blogiečiais. Kad niekas netikėtų tikrais patikimais įrodymais, kurie yra pateikti. Tai yra jų strategija. Galbūt klausėte savęs, kodėl kalbu apie Gavino Newsomo žmoną. Ne todėl, kad man tai ypač rūpėtų, bet todėl, kad mes leidome tokiems žmonėms ateiti į valdžią. Kurie yra korumpuoti. Ir tada jie bando naudoti žiniasklaidą, kad manipuliuotų mumis ir sukeltų mums abejonių, ar jie tikrai yra korumpuoti ar ne. Visa tai vyksta tuo metu, kai jie leidžia siaubingiams dalykams vykti savo miestuose, savo apskrityse. Kaip tuoj pat aptarsime, kas iš tikrųjų vyksta Los Andžele, man tai yra problema. Nes jei norime, kad mūsų visuomenė būtų sveika, jei norime, kad mūsų vaikai užaugtų geresnėme pasaulyje, turime pradėti nuo to, kad pasakytume, žmonės, kurie yra valdžioje, nėra tikri lyderiai. Jie neturi tikrų moralinių vertybių. Žmonės, kurie yra pasirengę naudoti viešasias lėšas, meluoti ir manipuliuoti, kad perimtų viešo pasakojimo kontrolę, yra tie, kurių mums nereikia. Ir mes turime atskleisti kiekvieną tokią istoriją. Nes jei šis vyras taps Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, galite tik įsivaizduoti, kas nutiks finansiniai situacijai, jei jam yra priimtina, kad jo žmona nukreipia pinigus iš nepelno organizacijos. Kas nutiks, kai jis turės tikrą prieigą prie didelių pinigų? Pinigai, kuriuos jie gavo, kokie yra tų lėšų šaltiniai. Ir nepamirškime, kad vos pernai jo buvęs administracijos vadovas buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Taigi pamatysime, ar už dūmų slypi ugnis. Bet žinoma, jei jis yra atidžiai tikrinamas, manau, kad turi būti bent kiek įrodymų, kad verta į tai gilintis. Beje, yra ir nerespublikonų, kurie tyrė, arba nerespublikonų prezidentų vadovaujami Teisingumo departamentai, kurie tyrė Newsomo aplinkos žmonės, įskaitant ir Biden administracijos laikotarpiu. Dar kartą primenu jums visiems, jis bandys parodyti, kad Donaldas Trumpas yra priešas. Kaip jis drįsta? Jis tiesiog puola mane, nes aš bandau tapti prezidente. Tuo tarpu iš tikrųjų būtent Bidenas pradėjo tyrimus ir domėjosi šiuo žmogumi, nes čia kažkas atrodo ne taip. Ar mes tikrai žinome, kad pinigai buvo pavogti? Ar mes tikrai žinome, kad ši nepelno organizacija yra naudojama netinkamai? Ne, nežinome. Tačiau yra daug požymių rodančių į tą pusę. Ir jis vėl bandys užbėgti įvykiams už akių, kontroliuoti pasakojimą ir pateikti tai taip, tarsi Donaldas Trumpas bijotų Gavino Newsomo, nes šis kandidatuoja į prezidentus. Ir iš tikrųjų gali būti, kad žmonės tiesiog gali galvoti patys. Dabar Spenceris Pratas įspėjo Newsomą, sakydamas jam, kad jis niekada netaps prezidentu ir kad per artimiausius 3 metus jis turės pakankamai laiko pasirūpinti, jog tai neįvyktų. Jo komanda iš 70 advokatų - tai jo kaimynai, kurių namai taip pat sudegė, jei nežinojote. Jie visi dirba kartu, o Newsomas yra visos operacijos atstovas spaudai. Jie rado pirmosios partnerės biurą, kuriam vadovauja Newsomo žmona. Taigi, užuot išvalę krūmynus Topangoje, jie būtų užkirtę kelią gaisrams Paliseiduose. Jie paaukojo pinigus patys savo. Daugiau nei $5 milijonai buvo paaukota pirmosios partnerės biurui. Tai yra problema, nes jei viena didžiausių tragedijų įvykusių valdant Gavinui Newsomui, Paliseidų gaisrai, jei tai buvo vienas didžiausių įvykių. Nes jo žmonos nepelno organizacija turėjo naudoti tuos pinigus tam, kad viskas būtų saugu, bet vietoj to pasiėmė juos savo. Tai šiek tiek problema. Ir galite tik įsivaizduoti, kad jie darytų viską, kad tai kuo labiau nuslėptų. Vėlgi, tai jo žmona ir jis pats. Jie vogė iš Kalifornijos, tai tik pradžia. Štai kodėl, manau, staiga Harris atsirado iš niekur ir pareiškė, kad ji nebus gubernatorė. Jie iš tikrųjų kandidatuos į prezidentus, nes šio proceso pabaigoje Newsomas gali būti baigtas. Jei jiems pavyks paviešinti visą informaciją apie Newsomą, jis gali būti baigtas.
Ir man patiko, kad jis jam pasakė, bičiuli, aš pasirūpinsiu, kad tu niekada netaptum prezidentu, nes visa ta teisininkų komanda sako, mes pasirūpinsime, kad jis niekada netaptų prezidentu. Žiūrėk, aš nelabai noriu, kad šis vaikinas taptų prezidentu, bet įrodymai prieš jį, pamirš prezidentą, jie yra slegiantys net kaip žmogui, kuris vadovavo Kalifornijai. Mes sakėme, kad trumpam pažvelgsime, kas vyksta Los Andžele. Štai mažas priminimas. Tai iš Angelos Rūs. Lanats pasaulyje užima 5. vietą pagal turtus, tačiau vos kelios minutės kelio nuo gražiausių pasaulio dangoraižių ir čia egzistuoja liūdniausios, purviniausios, barbariškiausios vietos, kokias tik galite įsivaizduoti. Ką Gevinas Newsomas ir Karen Bass padarė, tai maksimaliai finansavo mūsų žmonių žeminimą. Milijardai dolerių išleidžiami tam, kad 70 000 žmonių būtų laikomi šiame cikle. Jie gauna nemokamas adatas, nemokamą maistą, pinigus narkotikams, nemokamą būstą. Viską, kad galėtų toliau leisti žemyn neigiamą spiralę ir patirti didžiausią pažeminimą. LLA paslaugų skaičiavimo institucija per pastarosius 5 metus gavo beveik $1 milijardą mokesčių mokėtojų pinigų. Ir štai kaip atrodo gatvės. Viduryje eina visiškai nuogas žmogus. Pažiūrėkite į tai. Taigi jis sustabdo eismą. Yra autobusas. Pažiūrėkite į tai. O dabar jis rodo nepadorų gestą autobusui ir visiems pravažiuojantiems automobiliams. Tai tikrai nėra geras vaizdas, labai liūdna. Tai liūdna. Ir tai visai ne tai, ką įsivaizduoji galvodamas apie Los Andželą. Kai galvoji apie Los Andželą, galvoji apie gražias poras, turtus, Holivudą ir įžymybes. Štai žmogus eina. Tačiau užkulisiuose vyksta kažkas kita. Ir žmonės apie tai nekalba tiek, kiek turėtų. O Los Andželo gyventojai tai žino. Pažiūrėkime, ką jie turi pasakyti. Gevinas Newsomas ką tik prisipažino dėl savo kaltės, nes nematau, kaip nekaltas žmogus galėtų tai paskelbti internete. Taigi Gevinas Newsomas verkia, nes Donaldas Trumpas pradeda tyrimą prieš jį ir jo žmoną. Problema, kurią turiu su šiuo įrašu, yra ta, kad jis vis kartoja, jog nieko blogo nepadarė. Na, jei taip ir yra, tuomet tokį tyrimą turėtum sveikinti. Pirmiausia. Antra, tu džiaugiaisi, kai politiškai instrumentalizuotas Teisingumo departamentas metus persekiojo Donaldą Trumpą, o dabar tau nepatinka teisėti tyrimai prieš tave. Aš maniau, kad niekas nėra aukščiau įstatymo. O geriausia viso to dalis yra ta, kad Gevinas Newsomas sako, jog Trumpo motyvai yra tokie, nes jis planuoja kandidatuoti į prezidento postą. Matai, tai naratyvų karas. Jie bando viską kontroliuoti. Pažvelkime į šią nusikalstamą šeimą. Štai čia turime Jennifer Newsom ir Geviną Newsomą. Jis gauna Kalifornijos mokyklų valstybės finansavimą. Ir tai susiję su šia nepelno organizacija, kuri siunčia pinigus šiam mergaičių klubui Entertainment. Perveda daugiau nei $1 milijoną. O tada pelnas atitenka įkūrėjai ir savininkiai. Be to, yra Representation Project finansavimas Jennifer Newsom. $1,5 milijardo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai yra susiję. Ir kai tik pradedi gilintis, pamatai, kaip greitai dievų namai galėtų sugriūti. Gevinas Newsomas sėdi čia, skaito šią mažą paskaitą ir sako, laikykis atokiau nuo mano žmonos. Nekalbėk apie mano žmoną, aš būsiu avangardas saugantis moteris. Kaip tu drįsti lysti prie mano žmonos? Gevinas Newsomas puolė mano žmoną, kai nuvykau į Kaliforniją atskleisti masinio benamystės sukčiavimo, kuris buvo naudojamas rinkimams klastoti, ką jie ir padarė. Gevinas Newsomas instinktyviai iš karto puolė mano šeimą nepagristais melais. Kaip tiesioginė reakcija į tai, kad atskleidžiau sukčiavimą jo valstijoje. Jis turėjo man dėkoti, netgi bendradarbiauti su manimi ir aš būčiau tai priėmęs. Tačiau Gevinas Newsomas pasinaudoja progą užpulti mano žmoną ir šeimą. Kalifornijos vyras ką tik prisipažino kaltu federalinėme teisme dėl bandymo nužudyti mano žmoną ir šeimą. Tai netrodo gerai. Ir štai turime daugiau žmonių, kurie atskleidžia, kas iš tikrųjų vyksta. Jie turėtų labai nerimauti, nes mano manimu jie turi daugybę būdų, kuriais užsiima sukčiavimu. Slepia mokesčius, nedeklaruoja pajamų. Nes nėra jokios galimybės, kad jų gyvenimo būdas būtų finansuojamas iš jų deklaruojamų pajamų. Taigi, arba jie gauna daugiau pajamų, kurių nedeklaruoja, arba gauna dovanų, kurių taip pat nedeklaruoja. Kažkas tikrai įtartino vyksta. Ir tai tik žvelgiant į jų nekilnojamąjį turtą. Supranti, man atrodo beprotiška, kad kažkas gali būti toks egocentriškas, jog manytų, kad gali kandidatuoti į prezidentus ir pasaulis nebandys išsiaiškinti visko, ką jie daro. Man atrodo, jei nori eiti į politiką, turi būti visiškai tikra, kad nėra jokių skandalų, kuriuos apie tave galėtų atskleisti. Kad tavo mokesčiai yra visiškai švarūs. Bet manyti, kad esi toks pasipūtęs, jog tiki, kad gali vogti pinigus tokiu lygiu, būdamas toks garsus, ir siekti pačios garsiausios pozicijos, o tavo mokesčiai nesutampa su išlaidomis, kas yra labai paprastas matematinis klausimas.
Kiek pinigų esi deklaravusi kaip gautus? Ar tai atitinka sumą, kurią išleidi? Tai nėra sudėtingas dalykas patikrinti. Pagalvoti, kad tu tikėtum, jog tau pavyks išsisukti, kad galėtum kaltinti kitus dėl žalos tavo žmonai, ar dėl to, kad kažkas ją kritikavo, kai pati esi kritikavusi kitų žmonių žmonas. Pagalvoti, kad gali vykdyti tokią kampaniją ir tau pavyks išsisukti, o žmonės to nepastebės. Tai gana šokiruojantis dalykas. Ir būtent tokio tipo egocentriško maniako tikrai nenorite matyti valdžioje. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.